Nu tai sveiki, mano gyvačiokai atvykę į 100 dienų Python iššūkio 5 dieną. Pastarąsias 4 dienas daugiau dirbom su skaičiais ir funkcijų tikrinimais, operatorių tikrinimais bei atvaizdavimu tam tikrų rezultatų. Šiandien šiek tiek išmoksime kitokių dalykų, kadangi kursime teksto analizatorių, kuris įvedus mūsų tekstą išanalizuos, kiek yra raidžių, žodžių, sakinių. Taigi, pamėginkime trumpai apibėgti, ką šiandien naujo išmoksime ir kągi patirinėsime. Tai būtent pradėkime nuo isalfa funkcijos, kuri tikrina, ar simbolis yra raidė. Kaip pavyzdys galim pamėginti patestuoti. Jeigu mums reikėtų visų pirma galbūt įsimportuoti bibliotekas string ir sekanti biblioteka, kuri mums reikalinga, import rep. Ir tada galim isalfa ir šis turėtų mums atvaizduoti true. Pamėginkime print įdėti. Žinau, kaip jis veiks. Taip, true. Tačiau jeigu mes padarytume tą patį su print ir tarkim vienas ir tą patį isalfa, mums turėtų vaizduoti false. Matom, pirmasis yra true, šitas čia yra false, nes būtent isalfa patikrina, ar mūsų įvestis yra raidė. Taigi, toliau, ką šiandien naujo išmoksime, kuris suklijuoja simbolius į vieną tekstą. Naudojimas yra join ir mūsų sąrašas. Taigi grįžkim žingsnį atgal, kas yra sąrašas. Sąrašas tai yra nebūtinai kintamasis, bet šiuo atveju mes į kintamai įrašysime daugybę reikšmių. Galim pamėginti ištestuoti. Dažniausiai mes į kintamai įrašydavom vieną reikšmę, tačiau su laužtiniais skliaustais mes galime įrašyti daug reikšmių, vardas, pavardė, ir tai nebūtinai turi būti string reikšmės, galima ir būtent ir integerį, ir floatą, ir booleaną, ir jeigu mes atvaizduosime dabar būtent sąrašą, tai matom, mums yra atvaizduojamas ne viena kažkuri iš jų reikšmių, bet daug. Taip pat galime mes atvaizduoti ir vieną reikšmę. Tai jeigu mes pasirinksim 0, matom, kad mums atvaizduoja tik tai vardą. Jeigu kyla klausimas, kodėl būtent rašiau 0 ir kaip ir logiškai turėtų būti vienetas, atvaizduojamas niekas, o vienetas turėtų būti vardas, tai yra todėl, kad dauguma programavimo kalbų prasideda ne nuo 1, o nuo 0. Tai jeigu mes norim gauti pirmąją reikšmę, tai dažnu atveju mes turime rašyti 0, o ne vienetą. Taip pat ir 1, 2, 3, 4, 5. Jeigu mes norim atvaizduoti penktąją reikšmę, mes turime rašyti ne 5 čia, o 4. Tarpelį palikau. Sąrašą. Sorry, my bad. Net komentavau. Ir gauname true. O kas bus, jeigu
mes pasirinksime neegzistuojančią reikšmę, mes gausime klaidą list index out of range. Tokio mūsų sąraše daikto ar reikšmės nėra. Taigi trumpai aptariam, kas yra sąrašas, grįžtam prie join. Taigi join mums leidžia sujungti mūsų sąrašo reikšmės į vieną stringą. Sudeda visus simbolius, viską, tai galim pamėginti prasitestuoti. Simboliai, lygu kaip pavyzdys L, A, B, A, S. Ir jeigu mes atvaizduosim dabar kaip ir prieš tai, tiesiog simboliai, matom, kad kiekvieną simbolį atvaizduoja atskirai, tačiau jeigu mes paimsim ir tuos pačius simbolius sujungsim panaudoti kintamąjį tekstą su join funkcija ir simboliai ir atvaizduosime tekstas mūsų terminale, matom, jog gaunam žodį labas. Tai būtent taip šiandien naudosime join. Yra ir daugiau panaudojimo būdų, įvairiausių parametrų, bet ties to kol kas neapsistosime, judėsime toliau. Taigi mes sujungiam, toliau ką mums reikėtų padaryti, panaudoti split, jog atskirtume, padalina tekstą į žodžius. Tai kaip pavyzdys, jeigu turime labas pasaulį ir norime split, tai mums padarys sąrašą. Labas pasaulį. Į du skirtingus žodžius. Pamėginkime atvaizduoti. Print. Štai mūsų tekstą labas pasaulį išskaido į atskirus žodžius ir mums grąžina sąrašo reikšmę. Taigi, sužinojom, kas yra join, sužinojom, kas yra split. Dar ką šiandien pirmąsyk panaudosim, tai panaudosim re. Split su būtent R parametru, kas reiškia, jog mes galėsim skaidyti tekstą pagal mūsų reg expression, reguliarias ekspresijas tam tikrais parametrais. Kaip pavyzdys, jeigu mes panaudosime re split ir nustatysime R ir panaudosime sąraše tašką, šauktuką, klaustuką, kas dažniausiai užsibaigia būtent sakiniais, taip pat reikia pliusą gale. Tai tiesiog yra tokia sintaksė, ką reikėtų išmokti ir mūsų string, tai yra sakinė labas, kaip tau sekasi. Gerai. Ir jeigu mes visą tai įrašykime į kintamąjį, re split lygu ir pamėginkim atprintint, pažiūrėkim, ką gaunam rezultatą, re split. Ir taip, turim čia sakinį ir tas sakinys mums amazing one requirement string kažkur re split
r.split r kabutės. Čia nereikia man šito, jis turi atsidurti gale. Ir kaip matom, mūsų sakinį sudėliojo į skirtingus sąrašo elementus. Super, džiugu, judame tolyn. Tikrai šiandien daugybė naujos informacijos, neįsigaskim, tai gal pradžioje atrodo baisiau, tačiau judėdami pirmin tikrai pamatysim, jog tai nėra taip sudėtinga, kaip gali atrodyti iš pirmo žingsnio. Toliau, ką išmoksime, tai strip. Ką daro strip? Strip pašalina tarpus pradžioje ir gale sakinio. Tai kaip tai yra naudojama? Kaip pavyzdys, paimkime į kintamąjį split, padėkim tarpu, labas, vėl tarpai ir strip, mes gausime tiesiog labas be tarpų. Galim pamėginti atvaizduoti, print split, ir kaip matom, tarpų nebėra. Jeigu panaikintume split, matom, jog mūsų tekstas atvaizduotas priekį ir gale tarpais. Gerai, ar tai viskas? Ne, tai dar ne viskas. Pirmas sykį šiandien naudosime def, tai yra funkcija. Funkcija leidžia panaudoti tą patį kodą vėl ir 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 vėl, nerašant naujo kodo įvairiose kodo vietose. Pamėginkim nustatyti pirmąją savo funkciją, tai def sudėtis ir kaip pavyzdys mūsų sudėtis priima, galbūt nedarykim, jog priimtų, sudėtis ir kada mes iškvedžiam sudėtį, print sudėsiu, ką tik nori. Šiek tiek netaip iškviečiu funkciją, pamiršau. Ir dabar mes galim tiesiog sudėtis, iškviesti funkciją, kuri mum atvaizduosi, sudėsiu, ką tik nori. Ir mes tą pačią funkciją galim panaudoti įvairiose kodo vietose, vėl ir vėl. Taip pat funkcija gali priimti parametrus, tai šioje vietoje mes galim nustatyti, jog būtų reikalingi du parametrai, skaičius 1 ir skaičius 2. Ir taip pat galime return print skaičius 1 pridėti skaičius 2. Ir dabar iškvietę funkciją mes turėtume gauti klaidą. Taip, missing two required positions argument skaičius 1 ir skaičius 2. Tai dabar, kadangi mes nurodėm, jog mūsų funkcija sudėtis laukia dviejų parametrų, skaičius 1 ir skaičius 2, mes kviesdami funkciją, jeigu žaisim čia, matom, kad mūsų funkcija laukia dviejų parametrų. Ir jeigu mes čia įrašysim 1 ir 5, mūsų funkcija tuos du skaičius sudės ir grąžins mums rezultatą atvaizduojant su print terminale. Taip pat mes galim iškviesti ne vieną kartą, o daugybę ir nereikia daug kartų kartoti to paties kodo vėl ir vėl ir vėl ir vėl. Taip pat čia funkcijai galima mūsų skaičiuotuvą, taip pat kurį darėme
pirmoje ar antroje, man atrodo, paskaitoje, tai galima patobulinti su funkcija, jog priimtų 3 parametrus, skaičius ir būtent norimą veiksmą ir tada pagal tai funkcijai pasirenka, kurį nori veiksmą. Taip mums nereikėtų vėl ir vėl rašyti kodą ir galim skaičiuotuvą naudoti įvairiose kodo vietose. Super. Ar dar neįsigandom? Tikiuosi, kad ne, nes mūsų laukia dar pats kodo rašymas. Taigi nieko nelaukim ir pradėkim. Bet prieš pradėdami dar išsiaiškime, ką daro len. Len tai skaičiuoja elementus. Tai galim gyvai patikrinti, jeigu len yra labas, mums atvaizduos skaičių 5, kadangi labas sudaro 5 simboliai ir jeigu mes atvaizduosim print len ir atsakymą turim gauti 5, taigi patestuokime. Super. Jeigu mes pakeisime labas ir šauktukas, gauname 6. O kas bus, jeigu padėsiu tarpą? Taip, tarpas yra irgi skaičiuojamas kaip elementas, dėl to mes prieš tai ir naudosime būtent resplit, split ir strip funkcijas, jog išvalytume tarpus, kada mums jų nereikia. Taip pat su mūsų len funkcija galima apskaičiuoti ir sąrašo elementų kiekį, kaip pavyzdys A ir B. Ir atsakymą turėtume gauti 2, kadangi mūsų sąraše yra 2 elementai. Print len, ok, kažkur padariau klaidą, nepadėjau čia tarpo, turėtų būti tarpas. Ir po len taip pat turėtų būti skliausteliai. Taip, matom, kad mūsų atsakymas yra 2, 7 yra pirmojo, tai šiuo atveju mes gaunam čia nebe 5, o 7 ir 2 elementai yra mūsų sąraše. Net aš pavargau, taigi nieko nelaukiam ir dabar jau tikrai pradėkim mūsų kodą. Tai visų pirma, galbūt, kad būtų paprasčiau, testavimo metu įdėjau čia, tai juos persikelkime į apačią po visų mūsų paaiškinimais ir komentarais. Ir kodas ir čia taip pat pasidarykim, jog po čia eina mūsų kodas ir įsipeistinkim bibliotekas import string ir import ref. Taigi pradėkime nuo funkcijos def sukūrimo ir analizatorius teksto, šitaip gal pavadinkim, ir mums reikalingas vienas parametras yra tekstas. Ok, susikūrėm funkciją ir dabar gal pamėginkim pasisveikinti. Funkcija analizuoja pateiktus tekstą ir grąžina. Ką grąžina? Raidžių skaičių be tarpų ir skyrybos ženklų. Ką toliau grąžins? Apie ką mes šnekėjom? Taigi toliau grąžins žodžių kiekį skaičiumi ir sakinių skaičių. Super. Turime šiuos 3 dalykus ir pradėkime nuo mūsų teksto apdorojimo. Pirma,
pašalinkime visus nereikalingus simbolius, palikdami tik raides. Ką mes turėtume naudoti? Tai turėtume naudoti join. Tai įkintame tik raidės. Panaudokim, kad join. Ir tada simbolis for simbolis in tekstas. Jeigu simbolis yra, kol simbolis yra kaip simbolis tekste. Ir tada if simbolis is alpha. Tai ką mes čia padarom? Tai visų pirma pasinaudojam join ir kol mūsų paduotame tekste yra žodžių, kuriuos mes įrašome įkindami simbolis ir patikriname, jeigu mūsų simbolis yra raidė, tai viskas tvarkoj, jeigu ne, tada neįrašom. Ir tada raidžių skaičius, kadangi, kaip žinom, galim patestuoti iš tikrųjų, kaip mūsų, ką mums atvaizduoja tik raidės. Tai ką mes turėtume padaryti, teksto apačioje iškviesti mūsų sukurtą analizatorius teksto funkciją ir parašykime labas vakaras. Ar jau žiūrėjai Euroviziją? Ir spaudžiam run. Kodėl mes negavom žinoma, mes turime padaryti print. Okay. Tokio atsakymo aš nesitikėjau. Kažkur pamėginkim pažiūrėti, kurgi aš padariau klaidelę. Join. Čia viskas tvarkoja. Simbolis for simbolis in tekstas. If simbolis is alpha. Kažkodėl man nepatinka, kad is alpha. Atrodo, jog jis yra nesuveikęs. Simbolis is alpha. Ir mes nieko nereturninam. Return tik raidę. Okay. Pamėginam dabar. Štai, matom, kokią atsakymą gaunam. Tai vietoje labas vakaras, kuris atrodo ganėtinai tvarkingai, neskaitant, kad nerašau lietuvių raidžių. Mes gauname be jokių tarpų, be jokių skyrybos ženklų, be jokių taškelių, be nieko į vieną žodį sugrūstą tekstą. Tai reiškia, jog is alpha veikia. Tai ką mes tada turėtume padaryti toliau? Paimti ir galim pamėginti čia, iš karto prasitestuoti raidžių skaičius ir su kokia funkcija patikrinama, kiek yra raidžių. Len, teisingai šaunuoliai. Raidžių skaičius lygus len. Galbūt reikėtų šitą pamėginkim persikelti į viršų. Ir tada
returninam raidžių skaičius ir spaudžiam run ir matom, jog pas mus yra 35 raidės sakinyje. Kadangi nenoriu nei aš, nei jūs tikriausiai skaičiuoti, kiek iš tikrųjų yra, tai pamėginkime tiesiog labas 2 kartus, tai turėtume gauti atsakymą lygiai 10. Super. Štai į pirmąją raidžių skaičių be tarpų ir skyrybos ženklų atvaizdavimą jau padarėm. Ištrinkime return, nes grąžinsime po to visą bendrą rezultatą. Sekantis dalykas, ką reikia padaryti, naudodami split metodą, kuris padalins pagal tarpus. Taigi, kadangi žinom, jog žodžiai yra atskiriami tarpais, mes tuo pasinaudosim ir apskaičiuosime, kiekgi mūsų pateiktame tekste yra žodžių. Taigi, žodžiai kintamasis tekstas, ką mes paduodami kviesdami funkciją ir panaudokime split. Ir tada įkintamai žodžių skaičius, atvaizduokime len žodžiai. Ir čia galim pabaigoje pamėginti įkintamą rezultatas įrašyti arba tiesiog galim šitą vietą print ir panaudokim F. Tada mums čia jau nebereikia. Arba darykim taip, kaip reikia, o ne taip, kaip lengviau. Va, kaip pasakysiu. Ir naudokime return. Return. Rezultatas. Va, šitai padarykim. Rezultatas yra lygus tavo tekstas turi ir čia panaudokim plius ir raidžių skaičius. Iš tikrųjų nežinau net ar tikrai gerai, bet turėtų suveikti iš esmės. Raidžių. Tada plius. Iš tikrųjų labai netvarkingai čia gausis, gal pamėginkim kažkaip tiesiog print ir panaudokime multiline F. Aš nežinau, ar kalbėjau ar nekalbėjau multilinas, tačiau tai yra printas, kuris leidžia mūsų tekstai skirstyti į kelias eilutes. Galim iškviesti uždėję 3 kabutės priekį ir 3 kabutės gale. Tai pamėginkim print tavo teksto analizė ir n. N padaro, kad būtų iš naujos eilutės. Ir tada galim raidžių kiekis tekste ir raidžių skaičius, nauja eilutė, žodžių kiekis tekste. Ir žodžių skaičius. Ir tada mums šito vietoj nebereikia print, nes 2 kartus bus kviečiamas print. Print padarom funkcijai. Ir pamėginkim, pratestuokim. Ir štai matom. Tavo teksto analizė, raidžių kiekis tekste 10. Tai kadangi labas ir labas. Ir žodžių kiekis yra 2. 2 žodžiai mūsų tekste. Tai pirmasis 2 dalis, tai
jau atlikome, liko sakinių skaičius. Kaip mes galėtume tai padaryti? Kaip ir minėjau prieš tai, pasinaudosime būtent regedx funkcijomis, kurioje čia vietoje aš aiškinau. Su pavyzdukais. Taip, va. Čia. Red split su reguliariomis reikšmėmis, ekspresijomis, kur mes galim nustatyti tam tikras taisyklės, kaipgi skaidyti ar filtruoti mūsų tekstą. Tai būtent kaip ir komentare aptariam, taip ir čia nustatysime taisyklės, jog sakinys, kaip žinom, pasibaigia tašku, pasibaigia šauktuku arba klaustuku. Tai šiuos 3 dalykus tikrinsime ir pagal tai filtruosime. Tai ką darom, pasirašom, kad šioje vietoje sakinius nustatome pagal tašką, klaustuką arba šauktuką naudodami regx. Regular expression. Taigi, sakiniai. Įkintamai sakiniai paimkime ir pasidarykime kaip resplit. Nustatykime, kuogi baigėsi mūsų sakiniai ir iš sąrašo taškas, šauktukas, klaustukas, dedame pliusą, uždarome klaustu, kablelis ir tada antra reikšmė yra tekstas. Super, simple, easy. Iš tikrųjų, nereikia visą laiką atsiminti visų regular expression, kadangi yra svetainių, kurios padeda susidėlioti būtent šias reikšmes. Tai kadangi čia yra labai paprasta, dėl to aš atmintinai ją moku, tačiau jeigu reikėtų sukurti, kuri pagal šalį parenka, ar tai šaliai iš tikrųjų priklauso tas telefono numeris, ar tai su regular expression irgi galim daryti patikras, ar iš tikrųjų elektroninis paštas atitinka visus reikalavimus ir panašiai, tai tenai yra ilgi ir nuobodus kodai, tačiau kažkada mums tikrai prireiks ir juos panaudosim, tai į būtent regular expression pasigilinsime toliau ateityje sekančiuose mūsų projektuose. Taigi nieko nelaukiam ir taip šis video tikrai jau gan ilgas. Pašalinkime tuščias eilutes, jeigu jos tokios yra. Tai iš mūsų sakiniai, kaip mes galim tai padaryti? Kaip ir prieš tai, S for S in sakiniai. Tiesiog sutrumpinau, S ir yra simbolis. Ir kol mūsų S yra kaip S sakinyje, ir tada if S strip, ir sakinių skaičius yra lygus len sakiniai. Ir taip pat čia pridėkime tavo tekstas arba tavo tekste yra viso sakinių skaičius. Sakiniai. Čia irgi susidėliokim taškus. Gražiai atrodytų. Ir let's go. Run.
Tai raidžių kiekis tekste 10, žodžių kiekis tekste 2 ir tavo tekste yra viso vienas sakinėsis. Nelogiškai skamba, bet esmės tai nekeičia. Pamėginkime protestuoti, ar susitvarkys. Ačiū, kad žiūrėjai ir iki kito karto. Raidžių kiekis tekste 29, 7 žodžiai ir 2 sakiniai. Taigi, ačiū, kad žiūrėjai ir iki sekančio karto. Iki.